Sveiki atvykę į Venesuelą ir pavojingąją sostinę Karakasą. Bandysime išeiti į miestą ir sugrįžti sveiki. Vietinis žmogus mus pavedžios po lūšnyną ir pažvelgsime, kaipgi viskas atrodo iš vidaus. Taip pat laukia naktinis Karakasas. Važinėjom per pavojingus rajonus, tai langai uždaryti, užtamsinti. Taigi pasidarome arbatos ir įdėmiai žiūrime. Venesuela tai šalis, kuri nuolat neigiamai linksniuojama dėl savo nestabilios politinės padėties, keistų diktatorių ir nesuskaičiuojamo naftos kiekio po žeme, taip pat pasižyminti gamtos grožiu. Visi šie dalykai mane traukte traukia, todėl atkeliavau į šią visoje žiniasklaidoje nerekomenduojama vykti šalį. Po ilgojo skrydžio nusileidau Karakaso oro uoste. 12 valandų skridau iš Stambulą, šiek tiek pasnaudžiau, šiek tiek filmų pažiūrėjau, turko avialinijų geras maistas. Skaniai ir pavalgiau. Venesueloje lankysime sostinę ir jos nesaugius lūšnynus. Beje, didžiausias Pietų Amerikos lūšnynas čia ir randasi. Skrisime į nuostabiai žydras miniatiūrinės Los Roques salas. Čia dėl valdžios neveiksnumo gyvensime be elektros, tačiau tai netrukdys džiaugtis rojaus kampeliu. Daug dienų žygiuosime didžiojoje savanoje ir kopsime į indėnų dievų kalnus. Dėl infrastruktūros nebuvimo iki jų vyksime perkrautais vietinių autobusais. Tai bus tikra patirtis tarp be galo draugiškų žmonių, išmokusių gyventi skurdžiomis sąlygomis revoliucijų kamuojamo šalyje. Taip pat leisime laiko Orinoko deltoje, kur vietiniai indėnai statosi medinius ar netgi šiaudinius namelius, glostysime tarantulus, beždžionėles ir papūgas. Kelionė bus tarsi laiko mašina 1000 metų atgal. Kelionė vainikuos įspūdingas aukščiausias pasaulio krioklys Angelis. Nuvykimas iki jo taip pat priverčiantis aikčioti nuo gamtos grožio. Ypatingas jausmas užmigti hamake su vaizdu į kilometro aukščio vietinių indėnų garbinamą šventąjį krioklį. Atrodo Karakaso gatvės. Nepakankamai seni pastatai visi, baisus, apipelyje, aptrupėję, seniai statyti, sovietiniais laikais dar. Kelsiuosi keltuvų į kalną, pažvelgti į Karakaso miestą. Įrengti keltuvai, kurių bilietas kainuoja, spėkit kiek? 9 euro centus tik tai. Keltuvas įrengtas žmonėms, kurie gyvena lūšnyne ant kalno. Kadangi bilietas pigus, tai daug žmonių ir keliasi. Kiti turi nuolatinius bilietus netgi. Pakankamai už tai būtų užlipti. Per pastaruosius 7 metus šalį paliko apie 30% gyventojų. Nuo 30 milijonų sumenko iki 20. Žmonės vyko į aplinkinės šalis, tokias kaip Kolumbija, Čilė ar Brazilija, drąsesni JAV ar Ispanija. Kartais būdavo, kad išsiunčiami vieni vaikai be tėvų. Mano sutikta Ispanė, dirbanti Brazilijos pasienio Raudonajame kryžiuje, kiekvieną dieną pasitikdavo 10 vienišų vaikų, išsiųstų ieškoti geresnio gyvenimo svetur. Sugriuvus ekonomikai išvyko ne tik taikūs žmonės, tačiau ir nusikaltėliai. Prasmės banditams likti Venesueloje nebuvo, nes įsivešėjo skurdas, pinigų buvo mažai. Jiems išvykus Karakaso gatvės ir lūšnynai tapo kažkiek saugesni. Jaunimas šaunuolis, nenori užsiimti kriminalinę veiklą, žaidžia krepšinį, salė pastatyta šalia lūšnyno, kalne.
gausim su vietiniu gidu pabejon vadinasi patiekalas. Tai yra mėsa su plantanais apkeptais, avokadų ir pupelėmis. Pabandysim pradžiai mėsos. Nu, labai skani, daug prieskonių. Perėsi turbūt irgi visko pridėta bus. Kaip labai skanus tradicinis patiekalas. O pavalgiau pietus kavinukėje, kur valgo daug kareivių. Pas mamaitę. Taip atrodo virtuvėlė. Kepa karbonadus. Dar eiliai krūvelė kareivių laukia. Važinėjau po Karakasą, savo vedlį ir vairuotoją, jo sesę. Papasakoja apie kuro situaciją. Tai užsipila savo visureigio baką už $2 tik tai vyriausybė kompensuoja. Praktiškai anksčiau sako, galėjai pinigų neturėti bananą, kokį duoti, nes bananai buvo brangus. O jeigu nori pirktis iš tarptautinės degalinės kurą, tai ten jau brangesnis. Bet irgi juokinga kaina 50 centų, bet jiems tai yra jau brangu žinoma. Kai važinėjant per pavojingus rajonus, tai langai uždaryti, užtamsinti. Niekas nemato nei manęs, nei kitų, nei kas automobilyje kokie daiktai guli. O automobilį iš tikrųjų prisipirkau labai įdomių dalykų. Tai va ten visas maišas guli apie 2 kilogramus pinigų. Po to plačiau parodysiu. Karakase vaikščioti tamsoje nesaugu. Nusileidus saulei, net vietiniai gyventojai stengiasi nevaikščioti atitinkamose rajonuose. O ką kalbėti apie baltą turistą? Jeigu čia eičiau ir dar filmuočiau, beveik garantuotai būčiau plėštas ir pasisektų, jeigu netekčiau tik filmavimo įrangos. Nesinori savo gražaus gyvenimo pabaigti su peiliu įsmeigtų į pilvą. Taigi stengiamės blogiausius rajonus pervažiuoti visureigiu, tamsintais langais. Naktį gyventojai dažnai net nestoja prie raudono šviesoforo signalą, nes prie sankryžoje stovinčių automobilių dažnai pribėga ginkluoti asmenys. Pasivaikščiosime po gražiąją Karakaso pusę, kur valdžia papuošė kalėdinėmis dekoracijomis, išgražino parkus. Žmonės tokie laimingi gauna nemokamai kurą, nemokamai elektrą, o dabar netgi pasivaikščiojimo gražiuose kalėdinėse parkuose. Tiesiog myli valdžią. Pasikalbėjęs su vietiniais žmonėmis, supratau, kad labai daug žmonių palieka šalį. Nesvarbu, kad jau didieji sukilimai baigėsi, revoliucijos, bandymai nuversti prezidentą, bet jaunimas čia nemato jokių perspektyvų, neranda darbo, tai tiesiog išvyksta. Ir per pastaruosius 5 ar 7 metus išvyko turbūt apie 7 milijonų žmonių, liko apie 30. Tai sunku suskaičiuoti, nes kai kurie neregistruoti, kurie lūšnynuose gyvena. Korumpuotojai valdžia rūpinasi gyventojais tik tada, kai artėja rinkimai. Tačiau tie rinkimai bet kokia atveju yra fiktyvūs, jeigu ir neišrenka, nes dažniausiai neišrenka to, ko reikia, tai vis tiek balsus suimituoja, padaro taip, kaip reikia. Matote, beje, visur spygliuotos tvoros ir labai aukštas. Labai saugo visi savo turtą, automobilius, sakė, labai vagė, daužo langus, tiesiog niekada nieko negali palikti, netgi pačio automobilio gatvėse negali palikti, nes jo neliks, bando išlaužti spinelės. Leidžiasi žemynį metro, pabandysiu pravažiuoti dabar vietiniu tramvajum.
Spėkit, kokia kaina metro bilieto. Ogi nieko nekainuoja. Netgi metro gyventojai gauna nemokamai. Daug ko šioje šalyje yra nemokamai, tačiau gyvenimas iš tikrųjų labai prastas kaip visur kitur. Lendu į metro, pasivažinėsiu. Tai neblogas. No hay barreras que no vencerán. No, no, no. Fuego, fuego en mi corazón. Fuego. Vaikai po pamokų ne knygas skaito, o pardavinėja, bando užsidirbti. Jie visur budi policija ir militarai. Fuego, mi amor por ti es puro fuego. Fuego, mi amor por ti es puro fuego. Fuego, puro fuego es mi amor por ti. Netgi vakare vyksta visur prekyba. Labai daug žmonių visur, visi iš darbo važiuoja namo, kurie ragauja gatvinę maistą, bet pagrinde visi važiuoja namo. Tai labai ilgai laukia autobusų, nes gyvena priemiesčiuose. O Karakase gyvena apie 7 milijonų žmonių net. Taip visi nori spėti į autobusą. Nelabai primena ir Indiją. Tiesiog žmonės turi grūstis, nes kitaip negrįž šiandien namo iš darbo. Normalu. Autobusų mažai, o žmonių labai daug. Deliciosa. Vente, gringo, ahorita de Plaza Venezuela aquí, Plaza Venezuela, Yumperú, que mejor sabor, el reconocimiento de la mente como el de la zona. Tenemos 3 reconocimientos de los mejores de la zona. ¡Váyala! Muévete, mi mujer, muévete bien bonito. Muévete, mi mujer, guapa Puerto Rico. Na, kaip gamina tradicinį patiekalą, kačiapas. Prikraus sūrio, kumpę, šoninės, viską tiesiog. Tiesiog labai rimtas, didelis, riebus kukurūzinis blynas. Ir vėl labai juokingai, jie visada ginčijasi, kieno yra arepas ir kačiapas. Jie sako, kad yra mūsų, ne kolumbiečių, o aš visada pajuokauju, sakau, aš girdėjau, kad kolumbiečiai sako, kad jūs. Visi, ne. Visada geras juokelis. Favela tarsi didžiulis skruzdėlynas, siauromis gatvelėmis ir spalvotais pastatais, įsikūrusi ant kalvos. Jie galima pakilti valdžios įrengtų keltuvu, taksi motociklu arba į tolimesnės favelas vienu iš taksi visureigių, išsirikiavusių kalvos papėdėje. Nors atstumas iki favelų nedidelis, klientų netrūksta. Į taksi sėda ne tik turistai, bet ir su sunkiais pirkinių krepšiais grįžtantis gyventojai. Kelias į kalną vingiuoja zigzagais, posūkiais staigus, vos užtenka vietos prasilenkti 2 automobiliam. Šioje faveloje transporto priemonėms leidžiame važiuoti vienintelę pagrindinę gatvę. Kiti takeliai tarp namų tokie siauri, kad jis gali prasibrauti tik 2 asmenys. Matote stovinčius visureigius. Jie veža aukštai į kalnus, į lūšnynus. Kadangi žmonės jau ten nueiti nebegali pėsčiomis, nes yra toli, nežmoniškas teritorijas čia lūšnyną užima, tai va tenka važiuoti tokiais senais visureigiais. Matote irgi, nusėdė. Štai dar tuščias turbūt važiuoja parsivežti kažką. Atvažiavau su motoroleriu į lūšnyną ir turiu vietinę gyventoją teigę, kuri man aprodės lūšnyną. Čia gyvena. Geriausia, kai vietinis viską rodo, tada ir kaulus negauni, pažįsta visus banditus viską. Favelos gimė iš skurdo. Pirmieji jas pradėjo statyti kareiviai, vėliau prisijungė iš kaimų į miestus atsikėlę laimės ieškotojai, kurie kitose rajonuose neįstengė įsigyti būstą. Taip į beviltišką padėtį patekę žmonės susirentė laikinius namus, bet daugelis jų čia liko visą gyvenimą, o patys lūšnynai tapo neatsiejama miesto peizažo dalimi. Favelos nuo kitų kvartalų skiriasi ne tik savo struktūrą, architektūrą, bet ir gyvenimo būdų. Ši vieta unikali. Dabar Karakaso apskrities lūšnyno
Lušnynuose įsikūrė apie 2 milijonų žmonių, apie pusę šio miesto gyventojų. Kiek tiksliai, niekas negali pasakyti. Dėl Lušnyno prieigose yra ir turgelis. Kainos palyginus su visur kitur yra neblogas. Bet žinoma, kadangi Venesuela yra brangi šalis, tai ir čia jau brangiau. Jeigu Ekvadore viena papaja kainuoja $1, tai čionais kainuoja $3. Gyventojai vis tiek perka, bet niekada neturi nieks gražos. Jeigu duoti $10, tai net parduotuvai neturi gražos. Už $1 galima gauti 2 didelius avokadus, sunokusius. Didelė dalis favelų gyventojų bedarbiai, nes neturi išsilavinimo. Dažna moteris, būdama vos 12 metų, jau tampa nėščia ir su kūdikiu ant rankų lieka be išsilavinimo visam gyvenimui. Čia dažnai būna girdimi ir šūviai, tad skurdo valdomų favelų turtingesni Karakaso gyventojai vengia. Žmonės bijo būti apvogti ar nušauti. Prie važiavimų į Lušnynus budi policininkai, tačiau ir jie čia nesijaučia saugus. Dar neseniai esant ekonominiai suirutei, visas favelas valdė narkomafija, kontroliavo vienintelius išvažiavimus. Atvykstant policijai, mafijai tarnaudavę vaikai perspėdavo nusikaltėlius. Laisvai gatvėse prekiaudavo narkotikais, kurių nusipirkti atvykdavo ir turtingas jaunimas. Šiuo metu narkomafija dirba kartu su korumpuota valdžia, todėl favelose kiek ramiau. Vaikštų po Lušnyną, daug pardavėjų, su ananasais, bandysiu lysti siauresnės gatvelės dar. Iš šalies žiūrint, tai chaotiškas skruzdėlynas, tačiau Lušnos čia mūrinės, dažnai ir 2 ar 3 aukštų. Čia pat ir namas, ir betoninis kiemas, ir terasa ant stogo. Kai kurie namai išdažyti ar aptvarkyti, tačiau dauguma chaotiški statiniai. Kol tėvai mieste dirba nekvalifikuotus darbus ar gatvėje pardavinėja visokius mažmožius, Lušnynų gatvėmis laksto vaikai. Žaisti futbolą čia vietos nėra, todėl vienas populiariausių sportų Venesueloje yra beisbolas. Paklausinėjau vietinių gyventojų, kiek kainuoja favela, tai man atsakė, kad arčiau autobusų stotelių stovinčios kainuoja apie $10,000, o tolėliau apie $5,000. Reikia ir palipėti šiek tiek aukštyn. Kiekvieną dieną žmonės aukštyn žemyn. Kažką dirba mieste, bet gyvena Lušnyne, nes nėra pinigų. Lipu į viršų Lušnyne, laiptukais. Tuoj atsivers vaizdas į dar didesnį Lušnyną. Vaizdas kaip iš Rio de Janeiro filmo, ne Lušnyno, kur bėgioja per stogus, šaudasi, policija gauda. Į Lušnyną yra įsimaišiusių štai tokių daugiaaukščių. Seni apsilupę, kadangi bando iškraustyti valdžią iš Lušnynų, pastato daugiaaukščius daugiabučius. Ten dar baisiau sakė, tai žmonės geriau renkasi Lušnynę gyventi, ne taip sugrūsti, mažiau ir triukšmo. Karakase randasi vienas didžiausių Pietų Amerikos lušnynų – Petare. Tai tarsi miestas mieste, daugybė siaurų, bevardžių gatvelių, suskaidžiusių nesibaigiančią teritoriją. Čia gyvena šimtai tūkstančių Venesuelos gyventojų, kurie pasiekia savo namus su įrengtais funikulieriais, nes pagrindinė rajono teritorija randasi kalnuotose vietovėse. Niekas nežino tiksliai, kiek žmonių gyvena Petarėje, nes lušnynas nuolatos nelegaliai auga. Statomi raudonų plytų namai, dengiami skardomis, o sienos nudažomos įvairiomis spalvomis, kad nebūtų taip monotoniška. Petarė lušnynas pradėjo kurti 16 amžiuje kaip darbininkų miestelis. Ši vietovė buvo labai derlinga, buvo auginama kava, kakava ir cukranendrės. Aplinkinių regionų gyventojai kėlėsi arčiau Karakaso ir Petarė nuolatos augo. Kai išsiplėtė tiek, kad sudarė didelę sostinės gyventojų daugumą, rajoną prijungė prie Karakaso. Rajone atvesta elektra ir vandentekis, tačiau dažnai dideli Petarės plotai gyvena be elektros, nes nelegalus prisijungimas
susijungimas sąlygoja gedimus. Vietomis gyvename antisanitarinėmis sąlygomis ir plinta ligos. Dabar čia klesti organizuotas nusikalstamumas. Kadangi gyventojai skurdus, neranda darbo, dėl to vyksta daug vagysčių ir apiplėšimų. Teisėsaugos institucijos nekiša nosies į petarę, nebent su Vileksis gaujos leidimu. Kadangi anksčiau gaujos tarpusavę kariavo ir vietiniai gyventojai netgi bijojo išeiti iš savo namelių, vietinis gaujos lyderis verbuodavo berniukus nuo 13 metų amžiaus, kad sustiprintų savo įtaką. Laimėję karą prieš kitas gaujas, šiuo metu čia įsitvirtino Vileksis gauja. Visi klausimai iškilę petarėje sprendžiami gaujos vado. Gyventojai toleruoja organizuotą nusikalstamumą, nes sako, kad tai geriau nei nuolatiniai mirtini gaujų karai, kuomet valdo viena gauja, gatvėse ramiau. Kalne, tuo mažiau žmonių gyvena, nes kiekvieną dieną tenka lipti. Kadangi ir taip diena prasideda 5 ryto, o vakarė atstovėja didžiulės eilės grįžti namo prie autobusų, tai tikrai niekas nebenori jau į kalną lipti ir aukštai gyventi. Na bet nieko nepadarysi, žmonių daugėja ir vis tiek Laušnynas plečiasi. Lipa į kalnus. Už grotų ir už spigliuotos arba stikluotos tvoros. Jeigu neturi pinigų užsidėti spiglių, reiškia daužai butelius ir stiklais apsisaugai. Buenos días. Sí, me dijo. Visumai Laušnyne žmonės yra draugiški, gyvena savo gyvenimą, tiesiog yra neturtingi. Tačiau, kai prasideda prasto gyvenimo periodas, buenos días. Žmonės, bye. Išsimauti žmogus šluostasi lauke. Tai va. Tai žodžiu, visą tai padaro banditai ir ginkluotos grupuotės. Bet tada yra nesaugu. Tačiau, kai gyvenimas suprastėjo gyvenimas ir grupuotėms. Dėl to išsikrausčius milijonams žmonių išsikraustė ir tie, kas buvo nelaukiami čionais. Dėl to favelas tapo saugesnės. Šiek tiek dėl to ir aš čia galiu vaikščioti, nes šiaip tai čia šmėžuotų ginklai visur. Turbūt net nekišiau nosies tada. Tiesiog viskas grodom. Visos terasėlės, duris uždengta. Ir tuo pačiu dar antro lygio grota viduje uždengia langus. Čia turbūt maksimalus saugumas. Pagrindė visur yra seni amerikietiški automobiliai. Gražiai apsilupę. Žmonės gyvena neturtingi, tačiau draugiški ir padeda vieni kitiems, jeigu kažkam prireikia pagalbos. Vakar pasakojo, kaip mano gidės džipas stumia visas rajonas, kai sugedo starteris. Tiesiog tau padeda, padės ir tu po to kitiems. Varau dabar vietinių gerų autobusų į miestą. Jie banardė. Ačiū, kad kartu keliavote po neigiamai pagarsėjusi Karakasą. Tikiuosi buvo įdomu. Norintys padėkoti ar prisidėti prie dar įdomesnių ateities kelionių, kviečiu paremti Contribui platformoje, kurios nuorodą rasite aprašyme. Didelis ačiū ir iki.